Ramu ten. Nešam. Nu tai, guldykit, tik atsargiai be mėlynių. Na tai ką, už pabaigą. Duok nuvalyti. Alio? Goda, čia tu? Kur Richardas? Dabar jo nėra. Tuoj turėtų grįžti. Surask jį ir duok jam telefoną. Aš nežinau, kur jis. Tu žinai, kas nutiko? Ne? Tau nieko nesakė apie Artūrą? Nieko savo. Tai jau kažkas slepia. Viskas aišku. Tuoj pat surask jį, nori eiti į policiją, reikia pasitarti. Staigiai, ieškai. Gerai, tuoj paieškosiu. Tai dar savaitę palaikyti gandoną. Negaliu. Liepia iš viršaus. Rytoj jį paleis. Jis mane sudraskys. Tu nesijaudink. Jis supras, kad aš nedurnas. Kreditą sutvarkei? Taip, bet jis mane arba į teismą paduos, arba nužudys. Tas turi ginklą. Kas iš to? Abu nušaus.
Aš jį perspėsiu, bet tu būk atsargiai. Rytoj advokatas kreipsis į teismą dėl dokumentų klastojimo. Šaunuolė, Kristina. Labai gerai, solidžiai. Bet į valdybos kontorą aš jų kojas neįkelsiu. Svarbiausia dabar spaudimas. Tyrimai, teismai, perteks akcijas. O kaip turėsi naują valdybą, tai be Bukausko. Jeigu virš jo kažkas labai galingos to. Bandysim tartis. Dabar aš nieko negaliu padėti. Bet turėsiu paleisti Bukauską. Važiuok. Nieko gero? Bukauską paleidžia. Pone ministrė, pakalbėjau. Viskas pagal planą. Kada? Gerai. Aš pagalvosiu. Viso gero, viso gero. Pagaliau. Ką tėčio veikia? Pinigai baigėsi? Labas, Tina. Kas nutiko? Pinigų vaistam reik? Kodėl vaistam? Tai kad atrodas kaip ligoniai. Mes su reikalu. Turi grinų? Mes neubagai. Perdusi kraftui. Ant kojų atsistojam. Normaliai atsistoju. Tai gal norite iš manęs gamyklą pirkt? Viskas gerai, užeikite, svečių seniai buvo. Nu. Kaip supras, Hardas dingo? Nežinau, aš jo visur ieškojau ir niekur neradau. Čia yra jo drabužiai ir piniginė. Čia radai? Taip. Gėrė? Nežinau, nemačiau. Pagalbos telefonu skambinai? Ne. Tu galvoji, jis nuskendo?
Noriu pranešti apie nelaimę. Žmogus nuskendo. Radom drabužius ant tilto. Vilniaus rajonas, Žlibinto ežeras, prie Valčių prieplaukos. Linas Larkinas. Gerai. Sakė, laukti čia. Jūs šiandien susipykot? Mes nesimatėm šiandien iš vis. Pinigus paėmė ir dingai? Man Hardas sakė. Ėmėjai pinigus. Hardas sakė, kad pavogiai ir dingai. Ką tu čia darai? Atgal atnešiai? Ne. Bet čia kitas žmogus paėmė, tiksliau mane privertė paimti. Va, kur tu. Važiuojam namo. Kas jis toks? Pasitrauk gerai. Nedarykim iš to problemos. Kas tu toks? Aš Godos vyras. Tavo vyras? Taip. Užeikit, galite įsipilt ką nors, kol kavos padarysiu. Tik nesijausit kaip namie, gerai? Kaip senais gerais laikais. Gersi? Vairuoja. Už tave, dėdė. Ką tu darai, ką? Ką tu darai? Bėgsit ar ką? Klausiu, bėgsi ar ne? Nebėra, jie supranti? Paskendo, jis nebėra, aišku ar ne? Kava, cukrus. Sitarnaukit patys, kai šie. Sentimentai. Geri laikai buvo. Nu, aišku, geri, nieko nedirbat, pinigus krovė. Kas nedirbo? Dirbom kaip... Ką liepia, tą dirbom. Dirbam kaip bebrai. Oho. Nu, dabar kokią bobutę apiplėšėt? Juk nauju. Problemos pas mane. Aš nežinau, aš galiu su jumis kalbėti. Gali. Kas per bėdos? Gamyklą nori atimti. Iš ofiso išmetė. Tai duok, paskambinsiu. Pasikalbėsiu. Nekalbėsi su tavim. Su nieko nekalbu. Su apsauginiais vaikšto. Tai aš būsiu nepastebimas, prieisiu. Robertai, čia kito žmogaus reikia tiesiog. Gal turit kažką rekomenduoti? Nuimti? O įtars ką, tave? Nu, vienodai. Davai numetam nuo stogo. Patylėk, gerai? Užtenka šitų fantazijų. Tyliai, pabūk. O kas tu toks, kad mane tildyti? Nu, gerai. Ramiai.
Jeigu būtų koks nelaimingas atsitikimas, švariai, gražiai, be jokių... Tobula būtų. O Kraftas, žinau? Mano pasimatymas su Kraftu po mėnesio, o tačiau vėliau rytoj iš policijos paleidė. Bandžiau uždaryti. Nepavyko. Palauk, tu su mentais dirbi? Tylėk. Tai... Turi ką nors rekomenduoti? Nu, susikaupiam, gerai? Labas. Labas. Kaip sekasi? Dirbam. Pokalbį iš Klotinės turi? Prieš valandą gavau. Ką prokuratūra? Renka darbo grupės, dirba su vaizdo įrašais. Ja, girdėjau, kratą darė, bet juda silpnai. Yra kokių versijų? Bent 10. Bet tikriausiai ne dėl profesinės veiklos. Dėl pokalbį įrašų mano valdyba perims šitą reikalą. Tai man nesunku, noriu prisidėti. Nespėsi, Ignai, nespėsi. Čia visi? Visi. O prokuroro telefonas? Neatsirado. Bet tai kas iš to? Nesakyk. Tu prisimeni Balžeko bylą? Vaikas namie telefoną rado, įjungė ir įsiryškino. Nu tai nebent vaikai įras. Aš pasidariau paskutinio mėnesio pokalbių kopijas. Pagalvojau, gal prokuroras šnekėjo su žudikais, užsakovu. Jeigu rasiu ką įdomaus pranešiu. Jo, būtinai. Labai gerai. Žinai, prisimenu 99 metais tą garsą bylą, kai Sereika prokurorą prie namų mašinų sušaudė. Prisimeni? 7 šūviai. Jo, visą apkabą ištuštino. Žinai, šita byla yra man labai svarbi. Čia mano garbės reikalas. Aš surasiu, kas yra kaltas. O tau iš anksto labai didelis ačiū. Nėra už ką. Yra.